C-bet, lažybos, lošimo automatai, ruletė, C-bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Nežinau, net ką ir pasakyti po tokių rungtynių, kad tikrai tikslai mūsų buvo didesni. Neiškris šitame etape, tai norėjusi laimėti, bet galvoju, kad pralaimėjom seriją pirmos rungtynės, kur leidom jiem lengvai jaustis ir nežinau, pakeitėm galvoju, kad tą nusitikimą viską, bet neužteko svečiuose laimėti, kaip leidai pajaust varžovam, tai nėra tikrai lengva. Pati pradžia 1-13, kas galbūt tai lėmė? Sakyčiau, nežinau, gal jų fiziškumas, nes išėjo tikrai tvirtai, bet mes tą žinom, tiesiog galbūt neradom būdų kažkaip išsipasuoti to kamuolio, nes bandėm kažkaip po vieną laužti, tai tas nesigavo, paskui kažkaip įpratom prie to tempo visko, tai buvo paprasčiau, bet vėlgi ta pradžia tai irgi nepridėjo, atsinešėm galbūt tai iš praeitų rungtynių. Pralaimėta serija buvo pirmose rungtynėse, ar čia labiau psichologiškai galbūt buvo pralaimėję po tų rungtynių? Paprasčiausiai, kaip išėjom į tas rungtynės, tai tikrai neatleistina kiekvienam varžovui, kaip leidai pajausti žaidimą, kaip jie meta, aš nežinau, ten 70% trajeką, tai natūralu tas pasitikėjimas ateina, kaip laimi pirmas rungtynės svečiuose, tai išeini visai kitaip žaisti, kaip sakiau, nežinau, ką daugiau komentuoti. Per istoriją 110 taškų sumetė šiemet, galbūt šiandien nebuvo tai gal to didelė problema, bet patys per pirmą pusę tik 30 taškų. Kas nebūdinga šiam sezonui, tai puolimas buvo galbūt didesnė problema šiandien? Nežinau, kad mes nerandam, mes tai žaidžiam gerai puolime, bet nežaidžiam gerai gynyboje, nerandam to aukso vidurio, kad žaistumėm ir vienoje ir kitoje pusėje. Tai aš nežinau, svarbiausia galvoju apsiginti vis tiek, tie metimai anksčiau ir vėliau ateis, tai tas mūsų puolimas, aš galvoju, niekada nebuvo problema, tai reikia žiūrėti svarbiausia gynybą. Iš kitos pusės sugrįžot nuo -19, +1, kaip pavyko versti šitas rungtynes? Paprasčiausiai per ne fiziškumą, per kovą, tiesiog neturėjom nieko prarasti, ėjom daužėmės, pavyko grįžti, bet vėlgi, kaip nueini į patį galą, lygus rezultatas, tai pem. Jie įmetė, mes neįmetėm, viskas, baigė sezonas mūsų. Ar jėgų faktorius buvo kažkiek aktualus, nes Ardžiai, man atrodo, be keitimo žaidė visą ketvirtą, turi labai daug žaidėjų? Nežinau, kaip ant kortos tas visas sezonas, tai nežiūri, ten žaidėjai daug, nedaug, pavargęs, nepavargęs, tiesiog kiekvienoje atakoje stengiasi kovoji ir viskas. Bendrai, čempionų lygų tikslas neįgyvendintas pirmasis sezonas, vis galbūt apskritai klubui nepavyksta per tuos 4 metus čempionų lygoje, nes vis dar nebuvo to top 8. Nežinau, žinotumėm atsakymą, rezultatai kiti būtų. Nežinau, kažkur vis pritrūksta. Sezonus prieš tai pritrūkdavo ten vienos kitos pergalės kelių taškelių. Šiemet daugiau pritrūko, tai nežinau, kažką sakyti. Po tokių rungtynių, tai tiek. C-bet, lažybos, lošimo automatai, ruletė, C-bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.